2018 metų Fordas F150, pažiūrėkit, Limited Edition. Šitas yra 3.5 varikliukas, kuris įvažiuoja, pažiūrėkit, kokie gražus ratukai stovi, pažeidimas va tik kairė pusė. Aš prieisiu, parodysiu, yra bamperis pažeistas, sparnas, šiek tiek liudytas yra diskas, bet toks atrodo, kad čia yra tik tai ištepta. Čia nusivalys. Kapotas atrodo, žinokit, visas yra sveikas, nekliudytas. Jisai turi 102 tūkstančius mylių. Sausio 26 bus aukcionas, Progresyvas parduoda, tai yra draudimo kompanija. Veidrodėlis, stiklas durų, pačios durys. Slengstis, jeigu čia turbūt nelabai eisite daryti. Yra, kiek matosi, iš čia sveikas, galinės durys, sparnas ir ta vadinama būda. Čia yra pažeistas. Šiek tiek šitoj pusėje yra pažeidimas, bet pažeidimai labai minimalus. Turi slenkščius išvažiuojančius, kaip sakiau, kuris ir važiuoja. Apeinam dar pasižiūrim, labai faina limited versija. Tai jis jau bus prikrautas kaip turi būti, labai gražus salonas. Būda viskas irgi tvarkoj. Šita pusė visa yra tvarkinga. Keletą pabraižymų tokių smulkių ant durų, bet žinot, nuo jų nepabėgsi čia. Pažiūrėkit, labai gražiai atrodo, švarus toksai. Pažeidimas iš vis protingas, priekis irgi va tvarkingas. Gerai, einam pasižiūrėsim į vidų. Žiūrėkit, slengstis išvažiavo. Matos, kad mašina prižiūrėta, buvo išvalyta viskas, medis. Žiūrėkit, kokios fainos sėdynės, visur limited ženkliukai. Sėdynės, gera oda, viskas veikia. Vietos tai čia nežinau, kaip laive, žinokit. Odinės panelės apsiūtos visos. Niekas nesuplyšia. Čia irgi vietos tai žiauriai daug. Prisidėti visokių daiktų. Galas irgi pasižiūrėkit, vat. Tokia tamsiai mėlyna oda. Didelė panorama. Gerai, turbūt visi norėtų išgirsti, kaip jisai užsiveda. Pabandom užsivesti. Raktas yra. Taip, varikliuko garsas kažkoks pradžiai buvo, bet jis dingo. Kaip mato, 102 tūkstančiai mylių. Bet šiaip variklis jau dabar dirba gražiai. Toks jausmas, kad kažkas liečiasi, galbūt nepritvirtinta.